Nu, tai kon jūs, Tatibiora. Sveiki gyvi. Nu tai ką, pradedam dar vieną savaitę su mūsų remonto darbais, šarvojimo salės. Šiandien jau turim trečiadienį, pirmadienį ir vakarą nelabai čia ką turėjau filmuoti, nes gan buvo prasti orai, buvo ir lietaus, tai realiai iki pietų tik padirbau. Pirmadienį pasidariau, susidėjau sienos langus, tai kaip ir siena beveik baigta, likęs ten viršus dar truputį vieną plokštę reikia atsukti, kai ką pripjaut, kai ką daryti šiek tiek ir pabaigt. Ir vakar atvažiavęs realiai nieko naudingo nepasidariau. Tvarkiaus šiek tiek aplinką, tai buvau vakar su trafiko atliekęs, tai išsivežiau pilną busą į atliekų rūšiavimo aikštelę. Bet dar turim ganėtinai nemažai likę. Turiu skardų likusių, tai šiandien atvažiavau su priekaba ir reikės bandyti išsivalyti šitą kampą, nes jau norėtųsi šiek tiek tvarkos. Dar vakar šiek tiek prasišveičiau pamatą, galvojau vakar armuosiu, bet visgi nusprendžiau nearmuoti, nes buvo gan lietinga diena, taip ir buvo ir po pietų pradėjo lynot. Tai būčiau, jeigu susiarmavęs, man greičiausiai būtų jį ir nuplovę. Tai kol kas šiandien nerodo lietaus, bet į dangų pasižiūrėjus tai tikrai nepanašu, kad nelis, bet matysim. Tai planas šiandien yra susiarmuoti likusį mano pamatą dar nebaigtą ir nusipirkau keletą armatūrų, reikės pasibetonuoti pamatuką laiptam. Tai kadangi dar toj vietoj man trūksta pamatėlio, tai rišios prie šito bloko ir prie šito ir reikia padaryti palei sieną dar pamatuką su visu šitu bendru pamatu aukščiu, nes ir čia blokeliai mūrinsis pakopom, taip pat ir tenais apsimūrins, tai reikia pasidaryti pamatuką, sustengs ir bus galima jau nuardžius kažkada pastolius pradėti laiptų gamybą. Langai įsistatė, tik šių langų nestačiau lygiai su plokšte, nes plokštė yra išpūsta į išorę. Tai užsimečiau šniūrą vienam ir kitam gale palei langų apačią, kad žinočiau daugiau mažiau, kur yra sienos nulis. Nes plus, jeigu būčiau pagal plokštę sudėjęs, tai jie būtų ir dar išsisukę kreivai, nebūtų vienoje linijoje. Tai sudėjau pagal šniūrą apačias, tai jie dabar, aišku, vienos langų pusės yra daugiau sudubę į vidų, kitos šiek tiek mažiau, bet faktas, kad visas langas yra jau įkištas į sieną, tai čia bus durnai apsidirb, bet kažkaip apsidirbs. Tai reikia pradėti darbus, kol oras leidžia, o jūs į tą tarpą galit pasubscribinti kanalą ir padėti laiką ir galit iškart užmest laiką. Einam dirbti. Kampas šiukšlių jau po truputį gražėja, lentų galai surūšiuoti, lieka šitas šūdas ir metalas jau pakrautas. Kiek gausi? Parašykit komentarį, pats neįsivaizduoju. Tai priduotas metalas, na tai kas teisingai atspėjo, kiek už metalą gavau? 51 eurą. Plus prie samatos, tiksliau atpigint samatą reikia. Neblogai, 340, man atrodo, kilogramų gavosi. Priduota, varom toliau tvarkytis. Ne, nu tai blecha mūcha. Užstatė man vietą. Nu tai dabar reikia laukti, kol hebra išlaidos ir reiks grūsti į savo kampą, nes ten šiukšlių kurva. Varau kažkur pasistatyti tą priekabą dabar čia. Iš kur čia tos lietus šiandien lyt neturėjo? Labą dieną. Nu, kaip ir kampelis jau gražėja, liko realiai tik mediena, mano blokeliai ir mišiniai. Kodėl aš juos įdomu atsidengęs? O todėl, kad jau užsimaišęs turiu 2 maišus šito mišinio ir pasidariau šiokią tokią apalupkę. Sugrėžiojau armatūrą, 3 armatūros sugrėžtos į šitą blokelį, visos 4 įkištos į šitą pamatą. Dar suraišiojau per 4 segmentus. Ten dar putplasčio pakišau, kad neopildyt be reikalo ten to tūrio. Nu ir bus va toks 20 pamatukas. O šiandien oras tai visiškai kitoks nei planavo. Planavo be lietaus visiškai. Tai kaip matot, mano pamatas kol kas dar nearmuotas ir šiandien tikrai jo nearmuosiu, nes
pila vėl. Lauksim geresnių dienų. Dabar jau rudenėlis jau visiškai įrudenėja ir trikdo darbus gan stipriai. Tai spėkit, ko aš pritrūkau. Nu tu jo tararai, čia. Vieno maišiuko realiai pritrūkau. 5 pasiėmiau, galvau, per akis čia jo bus, kiek aš ir liesiu. Labą dieną. Tai žodžiu, sėdu į mašinėlę. Gerai, kad čia senukai vietoj, tai manau, turės kažką tokio betono mišinio. Aišku, gal nebus akrėtas, bet bus kažkas į tą pusę. Tai visgi sakiau, kad maišo trūko, tai maišą ir pasiėmiau, bet gerai, kad senukai turėjo 40 kg maišą, tik čia briko, aišku, šiek tiek konsistencija skiriasi, nes ta yra stambesnė frakcija, čia šiek tiek smulkesnė. Nu, bet 25 jaučiu būčiau maišiuko ir neužtekęs, tai labai nedaug realiai liko skiedinio, tai čia tiesiog pažiūrėjau, paskui sutrupinsiu ir susimaišys čia man į tą gruntą. Ir kaip ir pamatukas padarytas. Oi, tu rudenėlį. Subjūrė orai visiškai, negali net nieko planuotis. Planavaus šiandien vieną, išėjo kitą. Vėl nelabai ką pasidariau. Jau 3 diena šioj savaitė ir vapšė šūda malu. Lapus va šiek tiek pasigrėbiau ir tai Nu, ką pasidariau? Išsivežiau gan nemažai šiukšlių. Vakar išsivežiau trafiką, šiandien išsivežiau 2 priekabas, tai metalo ir dar priekabas šiukšlių. Neblogai skaitau. Įdėjau langus, pasidariau opalupkę. Ir viskas. Ai, biškai pasišveičiau vakar putplastį. Numatau, kad ši savaitė bus labai efektyvi ir labai darbinga. Na, plus negaliu skūstis. Vakar, užvakar buvo pašarvota salė. Tai vėl negali triukšmauti. Šiandien jau išlaidojo ir galėjau įsigręžti skylės, kad įkišt armatūrą ir pasidarytą palukį. Taip pat galėsiu jau rytoj, manau, kažką ardyti, lupt su garsais visokiais ir taip toliau. Tai va šitoj vietoj mus šiek tiek stabdo kartais darbai, nu bet kol kas vėl ramu. Matysim, ar čia papuls, nepapuls to darbo. Labai laukiu fasadininkų. Labai norėčiau, kad atvyktų, pradėtų darbus ir jau kažką galėčiau pradėti kito daryti. Nes dabar nelabai ir sumastau, čia man veikti. Kažką veikti vis tiek reiks, tai va ir tvarkaus. Tai labas rytas, senai nesimatėm. Ketvirtadienį tik filmavau, kaip armavau pamatą ir teko skubiai išvažiuoti. Atsirado darbų kitų, lėkiau ir į Prienus. Penktadienį vėl krūva reikalų. Šeštadienį lapkričio 1, kapus lankyti visų šventų dieną. Sekmadienis vėl prastas oras, bet turėjom taip pat darbo. Vakar, pirmadienį,
irgi visą dieną lietinga. Tai darbai gerokai nusitempė ir nelabai kas yra pasistumėta iki šiandien. Šiandien turim antradienį ir pagaliau gražų dangų. Kol kas nematau nei vieno debesėlio. Toks jau ruduo. Stabdinėja po truputį mūsų visus darbus ir reikalus, viską tempia tolyn, automatiškai darbai negreitėja, o tik ilgėja. Tai kol kas tiek ir padaryta. Pamatas suarmuotas, taip mano darbai praeitą savaitę ir baigėsi. Tai faktas, kad dar išlėkiau, o vakaro pranešinėjo lietų, penktadienį lietų. Tai gerai, kad man Hebra pagelbėjo šitoje vietoje ir jau be manęs nuvažiavo, nupirko plėvelės ir užmetė ant pamato, nes jį būtų tiesiog nuplovę ir mano visas darbas būtų iš šunio nuodegos. Tai ačiū Lukui su Aivaru, tai jie pagelbėjo šitoje vietoje, tai realiai jau bus galima, tiek vandenėlio turim. Reikės jau eiti nusilupt, tegul džiūsta sau ramiai, jo tikrai nenuplaus. Pamatas irgi jau bus pradžiuvęs. Sunkiai kažko pradėjo eitis čia viskas, bet taip jau yra. Praeitą savaitę dar, kai buvo lietingos tos dienos, pradžioj savaitės, tai šiek tiek nulėkiau atsinaujint. Įkirtau štai tokius batukus. Tai ką tu dabar? Net gaila iš tikro šiandien man su jais vaikščiot. Kai tokie švarūs, gražūs ir nauji, tai batukai pirkti iš Specialist Plus parduotuvės Kaune. Plus dar nupirkta buvo visokių galvučių, ant kreiziukų, diskelių, ruletė, žodžiu, ko ten tik nėra. Tai tikrai rekomenduoju nuvykti ar pas juos į fizinę parduotuvę Kaune, ar užeiti į RM Tools internetinę svetainę ir išsirinkti savo ar tai darbo rūbų, ar tai darbui įrankių. Manau, tikrai specializuota parduotuvė yra geriau nei didieji prekybos centrai, nes negali tik visko kokybiškai turbūt pasiūlyti kaip specializuota, tam skirta parduotuvė. Tai ką, žodžiu, reikia dėtis pirštinės ir kažką pradėti veikti, kol oras geras ir nusimato, kad ir ryt ir net poryt turėtų būti neblogas oras. Tai reikia tuo naudotis ir kibti darbus. Šiek tiek jau čia žemių sumažėjo. Nusiardžiau apalupkę, atsidengiau visą pamatą dar ryte. Visas jau pradžiuvo, kaip ir atrodo. Nenubėgo, viskas gerai, išsisaugojo. Pamatas irgi gavosi. Šiek tiek gal čia biškį pritrūko, nes pirminė košė gan užmaišęs buvau per tirštą. Bet paskui, kaip sako, kokius 200 metų čia stovės. Tiek 4 armatūros, 2 man 20. Vajezau, pilnos akis. Ir va čia pagaliau kampas jau švarus, tvarkingas, gražus gavosi. Susimečiau membraną, susivežiau žemės, tai iš nugarinės pusės teko su karučiu, suvalkietiškai tariant, točke prisivežiot žemių. Tai ir prasilyginau. Turim jau beveik pusę 5. Stogdengiai irgi susimetė lotas šiandien, tai rytoj pradės lygintis jau anuos šlaitus. Šita pusė jau kaip ir išlyginta, paruošta, tik dar nepjauti faktas galai vėjalinčių ir dar čia nieks šonai, žodžiu, nedaryti ir ten vėjalintės krašte neluptos. Tai dar darbo yra, dar čia nusilupti reikės, dar viršaus dailylentės luptis kažkada reikės ir tiek. O aš dar vis laukiu fasadininkų. Neatvažiuoja, jau aną savaitę turėjo, bet aš pilnai suprantu, kodėl jie neatvažiuoja, nes kodėl aš praeitą savaitę nedirbau, lygiai taip pat ir jie nedirbo ir viskas tempėsi ir tam anam objekte, kur jie dirba. Tai natūralu, blogos oro sąlygos trukdo dirbti ant lauko, tai ir jiem tempėsi darbai. Man irgi kaip ir norisi, kad atvažiuotų, bet pilnai suprantu, ten turi užsibaigti, blogas oras, viskas tempėsi, automatiškai tempėsi atvažiavimas pas mane. Tai kol kas šiandien dar nesiskambinau, ar šią savaitę jie planuos ar ne, bus matyti. Kaip jau norėtųsi tas sienas pradėti šiltint, traukinuks važiuoja koksai. Nes dabar realiai nuo sienų viskas priklauso, kai pradės keltis putplastis, tada jau bus galima aiškiai darytis pakalimus, pjautis lotas
ir daugiau mažiau ruoštis stogą ir užsisakinėti. Kol kas dar neužsisakinėjau, nes turi chebra irgi pilnai išsilyginti. Tada daugiau mažiau jau bus galima prisimesti matmenis, kokie bus, kur plius minus gali ateiti puta ir užsisakyti lankstinius, užsisakyti skardą, laukt pagamintai, kaip savivaldybės planas buvo iki lapkričio 30 viską padaryti, lapkričio 31. Kiek turi mėnesių, kiek turi dienų lapkritis. Ar mokat ant krumplių skaičiuoti? Sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa. Toliau ant kitos. Rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis. 30 dienų. Tai va iki lapkričio 30 turėjom teoriškai visas pastatas būtų padarytas. Nu čia kosmosas, neįmanoma. Arba turi tų brigadų tiek prisisamdyti, pinigų aišku turi irgi turėti krūvą, kad ėmė, darė baisybę žmonių, nu aišku padarytų. O kiek man kainuotų, tai visiems vienodai aišku. O man tai ne vienodai, nes visgi iš savo kišenės reikia mokėti šitą dalyką. O pinigų tam tiek nieks nenori skirti. Tai va, už tai ir knypiu, ir laukiu, ir tempėsi tas laikas. Natūralu. Na, bet kiek šiemet pasidarys, kiek orai leis, tiek ir padarys. Neleis ir pastabdys. Atkelsim į, kai pagerės orai. Tai neaišku, jeigu bus tokia žiema kaip pernai metais, tai teoriškai gali dirbti iki pat pavasario. Bet turiu tokią nuojautą, kad šiemet žiema gali parodyti savo tikrą vardą. O kai bus, pamatysim. Keliaujam turbūt į kitą dieną. Labryt, vaizdas iš namų. Jau grįžau iš Aleksoto. Buvau išlėkęs, tai nuvežiau Hilčio porfiratorių į Kürtkioning, nes stovė, tik pas mane laiptus nugrioviau. Dar turėjau griauti visus tuos apdirbimus iš priekio, bet kol kas dar negrioviau. Tai stoviu jau 2 virš savaitės, tai geriau nuvežiau, kad čia man nekapsėtų pinigėliais. Ir tiek, kai reikės, pasimsiu kitam kartui ir tada atliksiu darbus. Dar nusipirkau Fordui didelį kilimėlį visam priekiui, nes blema biški gaila, kad šitą mašiną, kai teršiasi, šito dar nevalės, bet va čia yra originalūs kilimėliai. Tiek keleivio, blema jie siauri. Va kas blogai, kad neuždengia šitų dalykų, čia kilimas, to nedengia. Toks siauras daiktas. Vasarai gal ir gerai, kai mažai teršiasi, bet kaip matot, pas mane kiemas toks. Neturiu trinkelių, nu tai norisi biškiai apsaugot. Plius dabar dar į strojkas važinėjau, ten irgi viskas nešasi. Tai nusipirkau, aišku, neypatinga čia ta firma, nieko įspūdingo turbūt nebus Proline. Nu bet pažiūrėsim, žinau, kad čia turi būt didelis bendras. Bus aišku, nebaisiai patogu. Išsitraukti iš tos mašinos. Na ir jis toks... gal visai ir nieko. Aš galvoju, visiškai toks plastikinis bus. Tai kas blogai, kad jisai visas bendras. Bet, nu va, kaip matot, yra šonas, yra štai šonų, yra šitam giliai paeina po pedalais. Ir keleivio pusė ta pati. Tai aišku, dabar deformuotas bus, tik išsivalant bus turbūt reikalų, nes išiminėti visą tokį gal bus gerai. Dar trafikui nusivežiau prasibalansuoti ratus. Šlykštus padėktų dievę su kolpokais. Reikės šitus gražiuosius nuimti lauk. Dėt žiemą. Fordui irgi jau susibalansavęs. Pernai padangos pirktos, tai prasibalansavau. Reikės mesti ir baisint mašinas. Nu, žiema jau toks dalykas, kad šiek tiek netokį gražus ratai užsideda. Nu, čia tai tikrai nieko gražaus. Nu, įsimečiau, teko išsikirpti ten ir dar papildomai, kad praeitų. Šiaip medžiaga tai faina visai. Įsivaizdavau blogesnę, bet kas gaidys, netinka skylės. Pas mane šitoj vietoje reikėtų skylės. Šitą kaip ir įsegiau, bet irgi iš centro pabėgo toks. Bet šiaip gula viskas normaliai. Šitas atvėpęs, tai reikia tikėtis dar įsipatogins jisai, jeigu ne, tai biški šūdas. O ana pusė kaip ir irgi gerai, tik visiškai netinka skylės įsekt, o ten
kaip ir tvarkoj. Nu šiaip visai fainas. Ta prasme, visas paklotas toks gaunasi, tai tikrai žymiai mažiau neršis, plus dengiasi jau šitie plastikai. Kilimai irgi apsisaugo. Nu gal bus gerai. Nu šūdinai, kad skylės netinka. Jeigu ne, mesim lauk ir važinėsim taip. Teks dažniau siurbtis. Nu aš jums aprodysiu visus laidimo namus. Tai atvariau į Prienus, į Prienų šarvojimo namus. Tai turim šaldytuvą ir turim katilinę. Einu su katilinė vėl, žodžiu, vargstu. Pečius man pradėjo vėl streikuoti. Tai toki tenai šitam lenkiškam Korževa pečiui. Pas mane biškai paprastesni namuose ir veiveriuose. Tai čia šitas daiktas tenas. Jau pernai aš čia su juo knisaus. Tai žodžiu pakeičiau šitą, tada pakeičiau foto akį čia. Tam degiklį yra nemažai reikalų. Tai dabar esmė tame, kad buvau jau pradžiai pakūrę, čia gal spalio mėnesį kaip ir dirbo ir dabar vėl pradėjo svaigti, tai žodžiu neužkuriu granulių. Tai nusprendėm čia su draugu pažįstamu, kad bandyti įdėti keraminį, kuris yra, nu, kur kas geresnis nei šitie metaliniai. Tai iš principo kaip ir beveik turėtų tikti. Čia man veržėsi, tai va ties laidais pritvirtinsiu šį. Ir reikia žiūrėti, tik tiek, kad dabar nustatymuose nerandu šito teno, kai žvakės, ar kaip jinai vadinama, laiko nustatyti, kad greičiau pradėtų pūsti ventiliatorius. Tai dabar tiesiog reikia įstatyti man jį į ten ir žiūrėti, biškai pasiskaičiuoti sekundėm, kada pradeda pūsti ventiliatorius, kai tenas būna kaitimo režime. O Jezu, užkniso, blema, tai čia reikalų su jais. Tai pavyko užkurt, bet užkūriau vis tiek su senu tenu. Šitas 3 kart kūrė ir kažkodėl tais neužkūrė. Įdėjau seną teną, dar šiek tiek pravaliau įdegimo akį. Ten tokios kaip ir grotelės. Tai užsikūrė realiai iš pirmo karto. Dirba. Tik blema, man sutrūko šitas daiktas. O šitas, o, akmeninis kažkoks tais dangtis čia vietoj virš degiklio anoj pusėje, jisai nuskilęs visas, bet sudėjau kaip ir laikosi, neaišku kada nukris. Nu, dabar atrodo dega. Paliksiu, žiūrėsiu kaip čia rytoj bus. Ar degs toliau, ar ne. Esmė greičiausiai buvo užsikišus ta anga. Tai šitas kaip ir neuždegė. Nu tai žodžiu, palieku tegul dega. O aš atsigersiu kavytis į tą tarpą. Labas rytas. Turim ketvirtadienį. Bandysim šiandien vėl darbuotis, kol dar geras oras. Iš tikrųjų nežinau, koks šiandien oras, bet turėtų. Nu, manau, kad geras būtų taip pat ir rytoj. Tai šiandien reikia jau kažką normaliau padaryti, nes vakar irgi aš nieko nepasidariau, iki pietų prasivažinėjau. Prienus parodžiau jum prie mašinos reikalų, žodžiu. Kai pečius dirba, nežinau, tikiuosi nebus užgesęs, gal visgi veikia, vėl atsigavo, vėl nežino. Tai šiandien reiktų pasidaryti kažką jau naudingesnio, nes vakar dar atvažiavęs tik prasimėčiau kelis laidus lauko apšvietimų. Apie lauko apšvietimą irgi toj papasakosiu. Šiandien turim ketvirtadienį, kaip sakoma, mažasis penktadienis. Tai kažkaip man net tokia nuotaika atėjo. Nu gal žinokit, kad jau jūs tiek žiūrit, o dar plus iki čia žiūrėjot. Tai žinokit, padovanosiu aš jums savo BMW džemperį. Tai komentuokit komentare, nesvarbu ką, galit parašyti kaip haltūrinu, ką blogai darau, gal kažką gerai darau, nesvarbu koks bus komentaras ir per sekantį video išrinksiu, kas laimėjo. Tai komentuojam ir gal jums pasiseks. Taip pat dar galit uždėti like, nieko juk nekainuoja, padalyvaukit ir gal turėsit smagų džemperiuką ant žiemos. O kad jau prakalbau apie apšvietimą, gavau iš Temu, kaip buvau minėjęs, berods praeitam video, lauko apšvietimus. Tai užsisakiau vat tokius 6 ledų burbuliukus tokius, šiaip visai man patiko, kaip jie šviečia, bent per nuotrauką. Namie buvau vakar šiek tiek pasijungęs, tai turėtų būti gerai. Bet kas šūdinai, kad, žodžiu, šitas daiktas būna uždengtas ir per jį išlenda laidas. Šitoj vietoj
sujungt laidų nebaisiai čia man pavyks. Dar plius eina paskui skardelį, štai jau tvirtintis prie sienos. Tai jo, čia reikės biškį perdarinėti. Čia kaip ir yra tokia tarpinė ale, kad neįpribėgtų vandens ir tada nieko čia nėra. Iš karto tokia mikroschema ir viskas. Tai aš taip mąstau, kad reikės man čia biškai prichaltūrinti. Čia vietos kaip ir yra. Tai nukirp laidus, įdėt kaladėlę ir tada per šitą vietą man praeiti jau su mano kabeliu, šitai prakišti ir viduj sujungti. Tik čia maskatuojasi. Reikės kažkokią sugalvoti tarpinę nupirkti į šitą vietą, kad su laido storiu apjungtų ir paskui čia viduj susijungs. Tai va, Temu bairiai. Įdomu, kiek laikys. Nu bent pusmetį atšviestų būt labai gerai. Nu tai ką šiandien pasidariau, susukau sieną. Tai aš po kinyčią panaikinau ir sudėjau USB. Šonų dar nedariau, nes dar jo. Čia reikia pirmą viską susilyginti, tada šonus bus galima daryti. Tai fasadininkam kaip ir irgi paruošta. Lengva karkasiuką nuo murloto į gegnės ir viskas. Jo, stogo lygumas tai neišpasakytas. Kai vizualiai žiūrėjom su skarda, tai tikrai gražiai atrodė, palyginus. Bet teoriškai tai jo. Tiek anas šlaitas kreivas baisiai buvo. Tai čia ir makaronai kišti, penketukai kai kur kišti, nes susėdęs, nu, ko čia tik nebuvo. Šitas šlaitas irgi. Anas galas tai dar gegnę sukėlėm kiek įmanoma, bet vis tiek dar reikės pakelt. Čia bus kaip ir 0, o tą visą kampą reikės kelt, nes pagal gulščiuką pradžiai buvo 10 cm nusėdęs, dabar jau sukėlėm, gal liko kokį 3 tik pakelt. O šitas irgi labai gražus. Iškiliuotas. Šiandien, kaip ir sakau, visai gera diena. Ir šiaip gera diena iš oro pusės žiūrint, bet buvo atvažiavę ir fasadininkai. Apsižiūrėjom, apėjom plius minus kaip kas. Tai kaip ir pirminis planas buvo, kad atvažiuoja jau rytoj. Bet po to po kelių valandų dar persiskaminom, kad ar taip čia dėl tos vienos dienos nieko per daug nepasidarys. Tai keliam viską į pirmadienį, o aš iki pirmadienio dar turiu namų darbų. Reiks išsipjauti langų kraštus, nes arba labai mažai apsišiltins, arba jeigu apšiltinsim, kaip pavyzdys, 2 cm, tai rėmo beveik net nesimatys lango. Nors jau anuos paskutinius langus, kur dabar vadėjau nepersenai, jau gamino mažesnius, bet vis tiek apsišiltinus rėmas tikrai sumažės. Todėl nusprendėm, kad reikės juos išpjauti. Todėl dabar baigiu darbą ir lėkiu iki Aleksoto. Reikia išsinuomoti įrankį. Dar trūkstamų medžiagų pasimsiu ir pasiruošiu darbui rytoj. Tai šiandien, manau, tiek. Važiuojam į rytoj. Labas rytas. Tai šiandien užduotis mano su šitu daiktu, kurį vakar pasiėmiau iš kurto. Gal rankos nepavargs, nes reikės prapjaut skaityk 10 angų. Turiu dar šiandien laiką ribotą, kadangi tik atėjo nauji žmonės į salę. Po piet pašarvosim trumpam, tada išveža kremuot, o rytoj poryt bus pašarvota. Va taip paima nuo ryto ir gali pabirt planai. Toks mūsų darbas. Tai realiai planavau ir šeštadienį visą dirbti, tvarkyti, griaut, bet matomai šiek tiek reikės pastabdyti vėl darbus. Grįžtant prie esmės, tai šiandien turėsiu nusipjauti visus langų apvadus, kraštus arba atkosus. Nuo lango rėmo dar kokius 2, gal 2,5 cm reikės atsižymėti ir išsipjauti šitą monolitą, kad būtų galima tvarkingai prisiklijuoti lango tinklelį armuojamą
ir tada kokią gal 2 ar 2,5 cm, nu vakar apkalbėjom ekstrudinį. Nu, gal čia jau baisiai daug nereikės, bet faktas, kad jisai kainuoja 3 kart, turbūt daugiau nei paprastas baltas putplastis, bet kažkiek bus geriau. Tai kol kas einu ruoštis darbams, žymėtis viską ir tiesiog ta žodžio prasme dulkintis. Safety first, tik akinių neturiu. Nu, išsidulkinau neblogai. 5 langus spėjau padaryti. Dabar turim be 22, 2 valandą jau ateina žmonės į salę. Spėjau kažkiek, nu ne kažkiek, pusę pasidariau ten, kur stelažai. Virtuvės langą išsipėjau kaip ir be jokių problemų didesnių. Mažiukas langas buvo problemų, nes pastoliaus koja, horizontaliai pjūvų gerai neina atlikti. Ir į biurą durys irgi šalia pastoliaus kojos, bet kampu kažkaip vos nupjau. Anoj pusėje, kas buvo blogai, pastoliai išstatyti toliau nuo sienos. Tai jo, reikėjo su kopėtėlėm biškį pasižaist. Bet vieną tik perforatorium užteko išdaužyti, nes ten tas kampas pasirodo iš plytų tik tais mūrytas, o visi kiti blokuose langai. Tai kondiškės bloką dar teko truputėlį patraukti į šoną, kaip ir viskas gerai užteko ir pjūklas praėjo. Tai išsipjovė čia maždaug apie 2,5 cm nuo lango krašto iki sienos, nu tai tas va, kur makrofleksas matosi, tai turėtų apie 2,5, kažkur iki 3 cm eina. Mano durys šitos tai šiek tiek didesnė problema, nes, na aišku, ne problema. Čia kažkoks lyg ir oro tarpas, žodžiu, yra, ar kažkas tokio, bet išsipjovė irgi normaliai. Šitą vietą gal biškį drūčiau. Šiek tiek daugiau išpjoviau, nes čia prie vyrių bus ką veikti, nes gaunasi labai arti vyris ir kraštas iškart 0,5 cm, gal čia tik tarpelis. Nu tai jo, tik užsiklijuos tą amortizacinės tinklelį, žodžiu, kažkaip apsidirbs. O kita pusė tai taip. Šitas patrauktas kiek įmanoma į dešinę, šitas langas pjautas, o šitas langas tai realiai tik išsidaužė. Viršaus gal labai nekapoju, nes tenais kaip ir teoriškai eina plytos virš paskui ir jokios aramos nėra. Ten toks vaizdas, kad tiesiog kažkokia buvo matyti iš lentų padaryta palapkė, tinklas įdėtas kaip spyruoklinės lovos ir prikrėsta košės. Tai per daug ir nedaužiau, ten, nu, šiek tiek ant lango geriau užeina nei ten išdaužyti ir paskui plytos atkris. O dabar jaučiu reikia papietaut ir bus galima prasitvarkyti tą visą gruzą, ką nudaužiau. Ką aš čia dar norėjau pasakyti? Komentuokit, juk žinot, kas jūsų dar laukia kitam video. Bet po šiuo būtinai reikia pakomentuoti. Ir dar sumaščiau, kad pasubscribinkit. Patikrinsiu, ar laimėtojas bus pasubscribinęs kanalą ar ne. Jeigu ne, dėja teks prizą atiduoti tam, kas bus pasubscribinęs arba užprenumeravęs kanalą. Nu tik nedaug prašau, kas ten tą mygtuką paspausti ir viskas. Varom valgyt.
Tai ką, aš čia jums parodysiu, kad jau tamsu kaip šiknoj. Nu, bet dabar sustabilizuosiu vaizdą, nes kai tamsu, tai o taip lagina. Da ten dirba. Penktadienį gerai mes čia leidžiam. Tuoj ką aš į 8, o mes dar čia dirbam. Bet žodžiu, išlydėjo po 4 iš salės žmogų. Tai vėl čiupau, jau buvau atsižymėjęs šitus 2 langus. Tai lieka tie 2 langai ir iš priekio durys. Einam dar greit tvarkytis, nes čia ir stelažų nusiardėm, kad čia pasistatyt. O. Čia gera ruletė? Taip. Eik tu načiu. Ekspresas. Oi, o čia biski šviesiau bus. Fui. Eik tu načiurt. Visas baltas. Reikia su putekliu visam nusipūst kiek įmanoma, nes Fordas manęs toką neįleis. Aš baltas ar ne baltas? Nu, spėju, kad baltas. Ojei, išsidulkinau šiandien, tai tikrai ta žodžio prasme. Tai būtų faina buvę, jeigu šiandien būtų visus pavykę langus išsipjaut, nes tada rūbai vienu kartu išsidulkina ir tada galime skalt. O dabar dar lieka 3 langeliai. Nu, kad jau penktadienis sutemo, mes irgi jau baiginėjom darbus, einam viską rinktis ir neštis į vietas susidėt ir judėt namo. Tai gal šiam kartui tada tiek, gavosi šiek tiek kažką jau parodyti per šitas 2 savaitės. Galiu pasakyti, neproduktyvios gavosi šitos porą savaičių lyginant su praeitom. Na, bet tikėkimės jau nuo pirmadienio gal seksis geriau. Tai nepamirštam, dedam like, pakomentuokit, juk žinot, kas jūsų laukia. Galit pasiekti mane Instagram paskyroje ir laukit kito video. Tai atrodo tiek, atsisveikinu ir susitinkam. Po. Kas ten toks? Tu nepaspaudės, kad subscribe? Sustinkam po savaitės. Lukas nežino, ar man atrodo iki galo neįžiūri. Sustinkam po savaitės. Tikrai taip. Ate, bičiuliai. Labas, draugai.